Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Laidą Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Sveiki, mėlyjei! Jūs žiūrite Reidą. Paprastą ir kuklę eismo įvykių kroniką iš Pajūrio ir Klaipėdos krašto. Ir mes sakome, žiema dar nesibaigė. Mes tęsėme slidžias temas, kurios nebuvo pabaigtos praėjusioje laidoje. Pradėjus brėkšti rimkose, moters vairuojamas automobilis Toyota Corolla išvažiavo priešingą eismo pusę, nuskriejo nuo aukšto skardžio ir apvirto. Automobilį atvertė atskubėję ugniagesiai gelbėtojai. Į įvykio vietą atskubėję medikai į ligoninę išvežė mamą ir 2 mažamečius vaikus. Laimė, per avariją tik vienam nestipriai sumuštas pirštas. Buvo slidu. Pripažinkime, tas rytas buvo slidus ir priminantis, kad vasaris žiemos mėnuo. Tuo metu pasipylė pranešimai apie avarijas prie Palangos ir kelyje į Šilutę. Važiuojam į Šilutę. Netoli Dumpiūnų kelio nuskriejo ir sudužo kovinis automobilis BMW. Kai atvyko policijos pareigūnai, prie mašinos nieko nebuvo. Šalia automobilio mėtėsi tik tuščia alaus tara ir priekinės automobilio sėdynės, o vairuotojo tai norėtųsi paklausti, kaip sekasi perjunginėti tokią pavarų svirtį, esant slidžiai kelio dangai, juk mašina tai ruošta slydimui, o čia prašau, paprastas rytinis šerkšnas užklojo Pajūrį ir mes pradėjome daužytis, kristi, pulti nuo kelio. Kelyje į Palangą netoli posūkio į Girkalius nuo kelio nuvažiavo ir ant šono apvirto automobilis Toyota Land Cruiser. Automobilio saloną išmauzojo sprogusios statinaitės su baltos spalvos dažais. Vairuotojas per avariją nenukentėjo ir sakė, kad išvažiavęs į kelią pabandė, kaip stabdo mašiną. Anksti paslydot? Apie kelintą valandą? Per tamsu buvo? Biškai, švito. 7:30. 7:30? Aš jau nuo 5 varinėjau. O toks kelias buvo. Ne, kai ten 4 buvo pakritusi. Tuoj dar nuvažiuosiu pažiūrėti. O kurie jūs važiavot? Antra. Ir? Viskas pradėjo mėtyti. Mane tenais jau pradėjo mėtyti. Aha. Po to išsitiesinau, pasitikrinau kelią. Aha. Viskas tvarkoja, sausas kelias. Čia išvažiavau vėl medžiai ir viso, ir pagavau. Va. Pamiškė. Nes nuo atviros vietos buvo sausas kelias, kad tvarkoja. Specialiai ant stabdžių daviau, kad, Pasitikrinti. Jo. Aš visą laiką kiekvieną rytą, reikia kiekvieną savaitgalį važinėti, tai, sakant, jau atsargiai tą dalyką žiūri. Supratau. Yra kaip yra, ant šono, biškai palisėjau, kaip sakant. Supratau. Ant šono buvo jo. O ten dažai dabar viską, ten salonas jau toks nebekoks jau, ne? Čia aš gerai dar atrodo. Gerai, supratau. Ja. Svarbu gyvas sveikas iš tikrųjų, apie tai reikia kalbėti. Jie turi didelį kibirai sprogo. Gali saloną parodyti. Einam pažiūrėti, kas ten yra. Domi. Oh my God! Stabdė gerai, tačiau tik įvažiavus į pamiškę visureigis pasidarė nevaldomas ir įvirto į griovį. Štai tokie reikalai vienoje kelio pusėje. Važiuojam į kitą kelio pusę. O kitoje kelio pusėje prie posūkio į Nemirzetą į griovį įvažiavo automobilis Seat Altea. Moteris užvažiavusi ant įtartinos kelio dangos taip pat spustelėjo stabdžius, idant patikrintų, ar stabdo, ir kitą akimirką mašina iš karto nučiuožė į griovį. Ar gerai viskas? Viskas gerai, puikiausiai. O atvažiavot nuo Palangos, sakykit? Palangos, taip. Tai žinokit, čia tokia vieta iš tikrųjų, kažkodėl tai ją pirmą patraukė, kažkodėl tai čia. Ne mane pirmą, aš jau ne pirmą ten toliau. A, tas gulėjo ten ant stogo? Jo, aš čia tai. Supratau. Aš pabandžiau išvažiavus, neslidu ir greičio vis tiek ir nebuvo, bet kai pradeda nešti, tai... Bet pasitikrinot, žodžiu, ar slidu? Pasitikrinau, taip. Nes aš mačiau nuo Kretingos barstytuvą ir šiaip... Aha. Apie kelintą valandą čia vyko viskas? 7:30. 7:30. Tenoj pusė džipas parvirto tuo pat metu. Panašiai. Nežinau. Tik tas irgi buvo apsivertęs, tai ir aš čia. Bet svarbu, gyvi sveiki mes, prisiminimai apie šią žiemą bus tokie. Gal vairą ištiesinkit, bus geriau trupučiuką. Vairą ištiesinkit. Jo, viskas. Dabar. Va. Dar. O ten ne mano mašina traška jau. Čia traška. Va, dar.
Turėtų imt. Turėtų imt. Va, puikiai. Puikiai. Oi, kaip smagu, kaip Smagu? jo, ties ant kelmo, jo, nu dabar reikėtų pažiūrėti ten. Viskas normaliai. Ačiū Jums labai. Šaukti dėkinę pagalbą. Piksiu tokią mašiną. Ištraukė viską. Už keliolikos metrų nuo Seat avarijos nuvažiavo nuo kelio ir ant stogo apvirto automobilis Ford C Max. Labas rytas. Gyvas sveikas esat. Važiavot kurią juostą? Pasimečiau. Juostą važiavau. Normaliai Iš antros pradėjo mėtis. Nu, čia tokia iš tikrųjų vieta prie universiteto, šitas trikampis, Bermudų vadinamas, čia kažkodėl pirmoje vietoje pašala ir čia mašinos skraido daug metų, žinokit. Aš važiavau normalus tas kelias. Normalus? Kelintą valandą čia viskas buvo? Apie 7:30? Ne, 7:30. 7:30? Darbą važiavau. Supratau. Nu, aš nuo 5 jau dodos. Čia prie manęs, sakė, čia tu mašiną simetė, buvo 3 ištraukti. 3 ištrauktas. Jo, bet jau ištraukęs laimingą. Aha. Laimingai, palyginus važiavau, nestipriai. Vairuotojas teigia, kad jis čia ne vienas bėdoje buvo. Už jo dar kokie 3 automobiliai buvo nusviesti nuo kelio, bet sėkmingai, ne ant stogo, jos ištraukė ir jie nuvažiavo. Tuo metu Mazūriškėse buvo nesuvaldytas lizingo bendrovė priklausantis apynajus automobilis Audi A8. Automobilis šalia autobusų stotelės nuvažiavo nuo kelio, tada buvo išspriegtas iš griovio ir sudužo į didžiulius akmenys privataus namo sklype. Vairuotoja per avariją nenukentėjo. Na, lengva aišku patarinėti, kai jau įvyko avarija, bet čia toks automobilis, kad geriau jį vairuoti, negu pradėjus mėtyti stabdyti. Ir tai dar ne viskas. Važiuojame toliau. Magistralėje netoli Gargždų 5-6 kartus vertėsi automobilis BMW. Juo vykusi šeima beveik nenukentėjo. O vairavot ar sėdėjot? Sėdėjau. Sėdėjot? Nu ir kaip viskas buvo? Kaip buvo, tiesiog važiavom į provėžas, paslydom ir tiek, ir apsivertėm. Antrą jūs važiavot? Pirmą jūs važiavot? Pirmą jūs važiavot. Ir čia tiesiog ant plento vertėtės? Ne, lentę pradėjom slidinėti, išvažiavom į kelkraštį. Aha. Pagavo galą ir tiesiog užnešė. Tiek, sunku dabar net papasakoti, atrodo. Supratau. Svarbiausia, kad gyvi sveiki. Nu tai va čia yra pagrindinis dalykas. Nu, vat, nuo tų. Vos ne nuo atitvaro galo, vos ne. Vos ne nuo atitvaro galo, šį čia užvažiuoja, bando grįžti ir va čia verčiasi va ten jau, kur prie to sulpiuko. Va, pirmas vertimas. Čia jau jinai jau vat skersa ėjo. Skersa? Jau sugavo ėjo skersa. Skersa ir va ten vertėsi jinai, va, iš to sulpiuko. Atvykę medikai vairuotojai sutvarstė ranką ir tiek. Ne visi vairuotojai burnojo ant kelininkų. Dalis jų kaltę prisėmė ir savo, kaip ir šiuo atveju. Savo ruožtų reidas perspėja, Lietuvoje būna slidu, reikia vairuoti, o vairuojant nenukreipti dėmesio kažkur kitur. Tik ne į vairavimą. Su šiuo pamokslu mes atkeliavome iki rubrikos Filmuoja reido reporteriai. O reporteriai primena, kai iš paskos važiuoja kažkokie automobiliai su įjungtais švyturėliais, vairuotojai nedelsdami privalo duoti kelią artėjančiams specialioms transporto priemonėms su įjungtais švyturėliais ir garso signalais keliuose, kur eismui abiems kryptimis yra nedaugiau kaip 4 eismo juostos. Jie privalo sustoti dešiniame kelkraštyje, kai jo nėra prie dešinio važiuojamosios dalies krašto. Keliuose su skiriama juosta sustoti privalo tik tą pačią kryptimį judančios transporto priemonės. O čia žiauri istorija iš Klaipėdos Statybininkų prospekto. Na, mums atrodo, kad šis dviratininko veiksmas bus paskelbtas savaitės išsigelbėjimu. Vienas iš daugybės vaizdelių, kai Vilniuje yra vairuojama žieduose. Maždaug taip, aš skubu, aš svarbiausias, aš eilėje neturiu kada stovėti, aš lendu iš pirmos ir važiuoju toliau, kur man reikia. Ir šitas reiškinys išsiplėtojo jau iki epidemijos lygio. Deja, vaistų kol kas niekas nenaudoja. Tačiau mes gyvename gerai, nes jūs geriau pažiūrėkite, kaip vairuojame Afrikoje, Dakare. Tautiečiai mums atsiuntė šią filmuotą medžiagą. Kaip jūs galvojate, kaip reikia išvažiuoti iš žiedinės sankryžos, ką? Va čia tai mes pražūtume visi. Laidos laiko neužtekti sulaukti šio tripo pabaigos, kai 15 metrų žmonės, tautiečiai, važiavo pusvalandį. Tačiau, grįžkime į Lietuvą. Į Klaipėdą, Šilutės ir Debreceno gatvių sankryžoje rauta degant raudonam šviesoforo signalui Pone, jeigu galvojate, kad jūsų niekas nenufilmavo. Filmuoja reido reporteriai ir Vilniuje. Ir ten rauta degant raudonam šviesoforo signalui. Ozo gatvėje tai atsitiko, o ir pats dar raudonas.
Filmuoja reporteriai ir Kaune. Jie filmuoja, kai rauna prieš pėsčiųjų perėją, kirsdamas riebės ištisinės linijas automobilio Audi vairuotojas prie Draugystės parko. O čia Opeliuko dvigubas lenkimas kelio ruože, kuris pažymėtas kelio ženklų lenkti draudžiama ir taip pat kelio ženklų pavojingas kelio ruožas. Ir ištisinė ženklinimo linija dar yra. Netrukus Volkswagen krovininis kerta ištisinę kelio ženklinimo liniją ir lenkia sankryžoje. Abu lenkimai kelio ruože, kuris pažymėtas kelio ženklais. Pavojingas kelio ruožas ir lenkti draudžiama. Nei taip ir toliau mes vairuosime, tai reidas buvo ir bus. Ir savaitės pavairavimas, arba kaip šioje rubrikoje nekartą kartojame, savaitės rovimas, nufilmuotas Vilniuje, Ukmergės plente, kai per lietų į pagrindinį kelią rauna Audi. Gerai, kad atsiprašė, suprato žmogus savo paklydimą. Dabar jūsų dėmesio reklama ir anonsai, o po to laidoje matysite. Per avariją Skodo rajone sužeisti 7 žmonės. Per šią avariją Kretingos rajone sužeista mergina ir filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Laidą Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Laidą Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Tiek buvo Baltikum televizijos reklamos ir anonsų, mes tęsėme laidą. Antroji reido dalis. Sekmadienį apie 8 valandą buvo gautas pranešimas, kad Skodo rajone kelyje lenkimais Skodas Sriauptų kaimo ribose kaktomuša susidūrė 2 automobiliai, yra daug sužeistų žmonių, tarp jų gali būti vaikų. Įvykio vietą sulėkė visos specialiosios tarnybos – medikai, policija, ugniagesiai, gelbėtojai. Buvo labai slidu. Skelsi. Ledas yra viskas. Mes atvažiavom greitai, bet kai išlipom paeit negalima. Slydus kels, viskas, įdomu pasakyti. Čiuožykla yra viskas. Kiekvieną vakarą tas yra dabar. Po keliu atvykstant pastebėjome Audi automobilį, nuo šios vietos 400 metrų nuo čia irgi nuvažiavę nuo kelio dėl slidžios kelio dangos. Bet ten nuvyko mūsų pareigūnai, atjungė akumuliatorių, apžiūrėjo, bet mūsų pagalbos nebereikėjo daugiau. Susidūrė automobiliai Peugeot ir Audi. Automobilių Peugeot vyko 2 asmenys, Audi 5 ir vaikas. Avarija vyko, kai esant slidžiai kelio dangai į priešingą eismo pusę išvažiavo automobilis Peugeot, vairuojamas 28 metų moters. Čia kelio vingyje priešinėje eismo juostoje susidurta su važiuojančiu automobiliu Audi A6 Avant, kurį vairavo 24 metų vaikinas. Per eismo įvykį sužaloti automobilio Audi vairuotojas, jam lūžo alkūnkaulis, kartu važiavusiam 52 metų keleiviui sumuštas krūtinkaulis, jo bendramžiai keleiviai lūžo žastikaulis, dar vienai 22 metų keleiviui sumušta ranka, o 11 mėnesių mergytė dėl galvos sumušimo ir žaizdos veide buvo išvežta į Klaipėdos ligoninę. Avariją sukėlusiai automobilio Peugeot vairuotojai per avariją nubrozdinta koja. Kelias. Skodo rajono policijos komisariate dėl šios avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas, nes per daug kaulų sulaužyta. Buvo slidu. Skodo ugniagesiams gelbėtojams grįžtant į dislokacijos vietą už 400 metrų nuo įskaitinės avarijos vietos buvo rastas nuo kelio nuvažiavęs dar vienas automobilis Audi. Yra, buvo tokios vietos. Ne visur, kitur dar nieko, kitur tai išvis. Reidas Klaipėdoje. Pirmadienio rytą, šlapią pirmadienio rytą, 4 Klaipėdos kelių policijos tarnybos ekipažai užtvėrė Naujojo Uosto gatvę. Buvo tikrinamas vairuotojų blaivumas. Labas rytas. Labas rytas. Sekasi? Aišku, sekasi. Darbą galbiškių štukučių. Dabar kyšį. Ne, jokių pinigų, net nerodykit mums. Ne, viskas. Į darbą pavėluosis? Niekas, baisaus. Dar tamsu. Jeigu ką, sakykit, policija sustabdė. Ne, gintaras čia dar trukda biškį su kalbom. Jo, pašnekėti jisai nori pirmadienio rytą. Kaip smagu blaivą žmogų sutikti ryte. Prieš 8 valandą ryto įkliuvo 55 metų Volkswagen Golf vairuotojas Mindaugas, kuriam nustatytas lengvas girtumo laipsnis, 1,33 promilės alkoholio. Štai jo istorija. Biški. O kiek tas biški? Iš pavakar. Aha. Paėmęs labai. Paėmęs buvot? Vakar buvo gerai, o šiandien? Šiandien negalvojau, kad iki pusė. O kiek įputėt? Vieną kažkur. Vieną? Kiek? 1,3 lengvas girtumas, bet čia ne biški. Vakar gerai paėmiau. O vakar gerai buvo? Nieko nesakau. O ką gerėt vakar? Alų degtinę. Alų degtinę?
Silkė, balta mišrainė. Ne, ne užkandų. Vat reikia užkas reikia, reikia nueiti į tualetą, į vonę reikia nueiti, įsimaudyti, išgerti baltos kavos, gal. Apie 9 val. Ryto 2 policijos ekipažai išvažiavo tikrinti vairuotojų, kurie parplaukė keltų iš Švedijos. Transporto priemonių buvo mažai. Vairuotojai tvarkingi ir blaivus, tuo metu likę ekipažai išsirikiavo Smiltelės gatvėje ir iš karto teko dalyvauti gaudynėse. Tolumoje buvo pamestas automobilis Volvo, vairuotojas įjungė avarinius žibintus ir pradėjo bėgti daugiabučių namų kiemų link. Pareigūnai pasivijo pilietį Tomą, jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis, 1,16 promilės alkoholio. Pamatęs policiją sustojot tolokai? Nelabai tvirtai jautėtės? Netrukus prie Tomo Volvo automobilio buvo pamestas automobilis Opel. Čia vairuotojas taip pat įjungė avarinius žibintus ir pabėgo kiemais. Pareigūnai per vėlai pastebėjo bėglį, mat buvo užsiėmę kitų pažeidėjų dokumentų tvarkymų, pokalbėje su sustabdytais vairuotojais ir taip toliau. Ant automobilio durų puikavosi firmos pavadinimas, salone mėtėsi statybų žurnalas ir statybininko šalmas. Ant galinio bamperio matėsi šviežus avarijos pėdsakai, galinės padangos plikos. Netrukus įkliuvo dar vienas pageringas vairuotojas, automobilio Ford Galaxy vairuotojui Alfredui nustatytas lengvas girtumas 0,73 promilės alkoholio. Smiltelės gatvėje užfiksuotas ir šiais laikais jau retas pažeidimas – važiavimas neprisisegus saugos diržo. Automobilį Mitsubishi Colt vairavęs jaunuolis paaiškino, kad ką tik išvažiavo iš kiemo, tad nespėjo jo prisisekti. Negaliu patikėti. O tai kiemas, kuris jūsų? Kaip sakot? Kuris kiemas jūsų? Reikjaviko gatvė. Ką? Reikjaviko gatvė. Reikjaviko? Tai čia nelabai ką tik. Čia jūs nuvažiavot kilometrą daugiau? Nu galbūt. Nežinau, nematuoju. Suprantu, kad diržas pilvui maišytų, dar kažką nesisektumėt, ar pažymėjimą turėtumėt, kad galit nesisekti dėl to, kad jums pilvą skauda. Bet dabar kilometrą važiavot, be diržo, sakot, nespėjot susisekti. Nežinau. Šiaip žiaurus nusižengimas čia yra. Žiaurus šiais laikais nieks nevažinėja be diržo. Išsiaiškinus, kad tas kiemas yra už 1,5 kilometro, jam surašytas protokolas. Reido metu dar 2 vairuotojai nubausti, kad važiavo su neapdraustomis transporto priemonėmis ir be techninės apžiūros. Mergina reidėdama Herkaus Manto gatve staiga pamatė Studlendą, pasakė o ir sukdama savo surūdysio visureigio ratus, beje skirto važinėtis miškais, į teritoriją nukirto šalia važiavusią Toyotą. Krito ir kelio ženklus. Aš važiuojant antrą pamačiau Studlendas juk čia ir... Aha. Ir pats vairas staigiai. Nuvažiuosime mes kaip nors nuo to ženklo atbuli ir iš karto kraustumės į siužetą netoliese. Antradienį apie 3 valandą Klaipėdoje Šiaurės prospekto ir Kretingos gatvių sankryžoje neblaivus vairuotojas sukėlė 3 automobilių avariją. Automobilių kolona stovėjo prie sankryžos, vairuotojai laukė, kol užsidegs žalias šviesoforo signalas, kai staiga Šiaurės prospektu atlėkė automobilis Toyota Corolla Verso ir trenkėsi į retą mūsuose Nissan Sunny. Šis automobilis dar trenkėsi į priekį stovėjusi automobilį Kia C. Pamačiau veidrodėlį, kad viskas mano galva gali nutrūkti, nes kaip važiavau, taip nesustoju. Ir įtraukiau galvą. Taip. Tik tai smūgis, kaip reikia. Aha. Sėdynė sulūžo ir prieki mašiną įvažiavau dar. Nu, įstūmė. Supratau. Bet nesužeista, viskas gerai yra. Kas toliau bus, nežinau dabar. Tai dar... Ir ką tas girtuoklis jums aiškina? Jis ten aiškina. Jis norėjo pabėgti, bet mes raktus atnešė. Dokumentus. Bet kad tokios nebėra jau. Tokios jau nebegausit mašinos. Lietuvoje. Tikrai? Taip. Antrą. Nissan Sunny. Jo. 88 metų ir dar važiavo. Super važiuoju. Ir taip sudirbo. Avariją sukėlusio automobilio vairuotojas buvo akivaizdžiai neblaivus. Ne, jūs pažiūrėkite, jis vos ant kojų pastovi. Įvykio vietą atvykę kelių policijos pareigūnai automobilio Toyota Corolla Verso vairuotojų vidui nustatė vidutinį girtumo laipsnį 2,6 promilės alkoholio. Labą dieną, ponė. Kas nutiko? Kaip sakėt? Jūs sakėt, ką tik blogai jaučiate, sakėt, ką tik. Negalvokit, kad girtas važinėsit ir būsit neparodyta šituose kraštuose. Aš tam ir esu, kad jūs nevairuotumėt girti. Vienintelė Lietuvoje mašiną sudaužėte dabar. Tokia buvo para Klaipėdoje, kai sugauti 2 neblaivūs vairuotojai, o vienas dar sukėlė ir avariją. Ir pabaigoje grįžkime prie slidžių temų. Reidas ir šis ant stogo apvirtęs golfas Kretingos rajone primena, kad vasaris žiemos mėnuo. Kad kova taip pat gali būti slidu, kad ir balandį reidas fiksuodavo įvykius, kurie įvykdavo dėl slidžios kelio dangos. Taip, jums nepasigirdo. Balandį. Na, o po šios avarijos į ligoninę buvo išvežta 20-metė keleivė, merginai sumušta galva, guzas. Kiti 2 ekipažo nariai per avariją nenukentėjo.
Reporteriai pradeda darbą Vilniuje. Ukmergės ir Geležinio Vilko sankryžoje Volvo per 2 ištiesinės pavarė, na ir ką jis išlošė, 3 sekundės prie šviesoforo. Čia ta pati Geležinio Vilko gatvė ir kamikadzė vidury primena, kad per 6 eismo juostas ne visiems pavyksta perbėgti. Čia daug žuvusių. O čia Klaipėda, Laukininkų gatvė ir vaikas prie pėsčiųjų perėjos mums primena, jie maži, jie blogai matomi ir tuo labiau saugokime juos. Kaunas. Golfas štai taip rauna per ištisinę liniją Pažaislio, o gal ir Petrašiūnų kapinių link. O čia Klaipėda. Baltijos prospekte taksi virtuozas iš pirmos juostos šauna į kairę, mat reikia jam apsisukime atsidurti, iškvietimą gavo tokį. Klaipėda, A raide pažymėtos eismo juostos neigimas yra įprastas reiškinys Taikos prospekte. Šis arba ši, akinančio baltumo Toyota Land Cruiserio vairuotojas arba vairuotoja, negana to, kad ir užardė žiedo mostelėjo į ją juostą, nes kitoje jis, matote, netelpa. Bet ir vos nesukels avarijos. Komisarė, užsirašėte anos numerius, mes domėsimės, kai bus nubausta ši vairuotoja ar vairuotojas. Bet greičiausiai ten buvo ji, savaitės pavairavimo laureatė. Šiandien viskas. Toks buvo 2016 metų vasaris mūsų keliuose. Na, mes pasimatome kitą antradienį, jau kovo mėnesį. Čia buvo Gintaras Vaičekauskas. Sudie, būkite aplankyti. Laidą Reidas pristatė Ainhel. Įrankiai meistrams.